Kodėl vyras su žilais plaukais yra subrendęs, o moteris su karščio bangomis yra išprotėjusi? Merginos, hei, mes einame į daug geresnę stadiją, negu jūs galite įsivaizduoti. Valdome slapta žmoniją ir tai yra labai pavojinga. Taigi, natūralu, ko tu rėki? A, tu negali namuose normaliai pabūti? Tai yra nusiaubinga tema. Aš šalia to dar esu nepatogi ir iš medicininės pusės, gal aš mirštu, gal jau viskas, paskutinioji, gal čia vis dėlto yra mano mirties data. Gydytojas yra tas, kaip sakau, kelrodė žvaigždė, kuri gali pasakyti, kyla įtarimų. Tu juk mirusi, viskas, mišios. Sveiki, esu Redita Dominaitytė ir man menopauzė. Turiu visus vadovėlinius simptomus. Ir žinote ką, lygiai prieš 3 metus aš sukūriau spektaklį Menopauzė. Važinėjau 3 metus po visus regionus, tai yra knygos teatro spektaklis. Ir patikėkite manim, po 3 metų aš pamatau, kad nėra pokyčio. Dėl to man atėjo į galvą mintis ir idėja daryti tinklalaidę. Man menopauzė. Ir viskas, kol neatsirado man smegenų rūko, kažkas turbūt žinos, kad tai vienas iš simptomų menopauzės, ar ne, noriu pristatyti savo viešnes. Tai, žinokite, skaitau, nes ne viską tikrai prisimenu. Gydytoja, ginekologė Inga Gruzdienė, kuri yra Ingos Gruzdienės medicinos centro ir Life klinikos įkūrėja. Sveika, Inga. Padariau misiją. Ir Agnė, psichologė, psichoterapeutė, socialinių mokslų daktarė Agnė Matulaitė. Dar kartą labas, Agnė. Labas. Gerai, noriu pradėti nuo tokios temos. Ir, žinot, tik pradėjus galvoti apie šitą tinklalaidę, paskambinau gerom savo pažįstamoms ir, žinot, sakau, aš turiu idėją. Darome menopauzę. Man menopauzė, laidos pavadinimas man menopauzė. Ir kas atsitiko? Daugelis iš tų moterų susigūžė ir įsigando. Ir tvarkoj, aš jau tame esu, aš tame pripratus, aš nešu vėliavą, kad man yra menopauzė, aš rėkiu ant viso pasaulio ir tokia jau yra mano misija. Bet aš pagalvojau, kodėl tokios švytinčios, nuostabios, gražios, energingos moteris staiga susigūžta nuo šito verdikto. Man menopauzė. Agne, tai klausimas būtų tau. Esi nuostabi, švytinti, ką tik ištekėjusi. Na, mes tave matome visuose socialiniuose tinkluose. Ir kas atsitinka moteriai? Kodėl jinai įsigąsta šito verdikto? Žinai, man tikrai labai pačiai buvo įdomu tą reakciją patyrinėti, nes iš tiesų, kažkaip tai kalbėjom, kad pakalbėsim apie menopauzę, bet man atrodo, tik tai tada ir išgirdau tą pavadinimą man menopauzė. Ir tas nuskambėjo, iš tikrųjų taip keistas jausmas, galvoju, kas pagavo tokio, kad iš tiesų kažkur išstoji, kur tu net nenorėtum išstoti, kur tu beveik bevelytum, galvoju apie ką tą gėdą. Ir iš tikrųjų, žinai, kai pati sakai, važinėjai spektakliais ir taip nori pokytį padaryti, manau, pokytis tai yra daug giliau ir daug smagiau, negu mes įsivaizduojam. Gyvenam vis dėlto patriarchato laikais. Kaip mes ten benorėtume, atrodo, keičiamės ir tikrai Lietuva, daugeliu atveju netgi galbūt su pasaulio šalim lyginant yra ir perspektyvi, kad iš tiesų mes ir daugybė gydytojų turime labai svarbiose profesijose moteris panašiai, bet vis tiek patriarchatas čia yra. O yra ta prasme, kad yra kultas jaunystės, yra neišsakytas toks kultas, kad moteris iš tiesų labiausiai kažkur, netgi katalikybei matoma yra vertinama kaip tas paveikslas. Moteris motina, ne? Tai su vaisingumu toksai tam tikra prasme yra akcentas. Turi būti graži ir labai svarbios jos krūtis ir gimda. O visa kita, taip sakant, tai netgi gali kenkti. Ir va tada, kada mes imame, peržengti į tą kitą stadiją, ne? Kada tikrai suprantam, kad gavome gyvenimo bonusą, kada gyvename jau nebe dėl to, kad visuomeniai būtumėm naudingos. Gal netgi suprantame, į kokį mitą mus visuomenė įstūmė, apgavo, jeigu norite. Mus kažkas naiviai įtikino, kad mūsų misija yra turėti šeimas, sulaukti palikuonių, jais amžinai rūpintis, jeigu dar gerai būtų ir vyrais rūpintis, ne tokios moteris rūpintojėlės. Ir staiga menopauzėje pradedam suprasti, kad yra daug didesnių dalykų pasaulyje. Bet tą priimti visuomenė labai ir pyksta ant mūsų, nes iš esmės tai yra toksai, kaip savęs nurašymas, kaip Elijus pasakymas, aš jau išeinu iš rinkos, iš tos patrauklumo rinkos, toks viešas apsiskelbimas. Tai kurigi iš mūsų norim viešai apsiskelbti, išeinu iš patrauklumo rinkos. Bet
iš tiesų net nesuprantant, kad mes išeinu iš tos rinkos, bet ateinu į kur kas didesnę rinką. Aš sakyčiau, netgi į dar geresnį periodą pereinam. Tai sunku suvokti pačioj toj menopauzės pradžiai ir aš tiesų sakant, apskritai jaučiuosi viščiukas, nes ta menopauzė savo tą prasme tą tik tai pačiu pradžia ir aš dar jaučiu, kad dar čia ta kelionė tik pati pačioj pradžiai, bet aš iš tiesų pažįstu moterys ir tyrimai rodo, kad ir laimės vidinės daugės, ir hormonų laimės daugės, tai ta prasme mums tik tai geros žinios ir mes visuomeniai turėsime kitą statusą. Jeigu galvoti apie pavyzdžiui, pasaulinį dalyką, tai galėtumėm galvoti, kad mes pereinam dabar į tą laumių arba raganų periodą, kada, iš esmės, rankose turime visus burtus, kada iš tiesų galime atsitraukti nuo tarnystės ir pereiti į rūpinimąsi savimi ir visai kitaip, tarsi iš tokių, kaip sakyti, paraščių, iš užkaborių, jeigu norite, iš Baba Jaga triobos, valdome slapta žmonija ir tai yra labai pavojinga, tokių moterų nelabai kas, žinai, tai taip, kaip sakyti, tai visuomeniai, kur vyrai nori vadovauti, tokios moterys bei kenksmingos. Tuo tarpu mum pačiom, merginos, hei, mes einame į daug geresnę stadiją, negu jūs galite įsivaizduoti. Labai noriu paantrinti. Iš tikrųjų, man šita tema dar labai knieti ir dėl to, kad, žinai, mes esam turbūt kentėtojų karta. Tos, kurios, žinai, mes tiesiog tas sovietmetis, kuris atėmė tiesiog netgi tas mūsų, sakykime, linijas, protėvių linijas, ar ne, arba liudijimus, arba papročius, arba tradicijas. Aš įtariu, kad mes tam tikroje atkarpoje buvo išimta atkarpa, ar ne, ir mes tarsi iškirptos esame ir mes neturim, tarkim, savo mamų istorijų, ar ne? Tradicija, kad mama arba senelė mus įvestų į, tarkim, moterystę. Galų gale mediciniškai, ar ne, netgi moteris prieš 100 metų iki tos menopauzės net neišgyvendavo, ar ne, nes jų tiesiog trukmė būdavo iki 50, dėl to mes perėsim vėliau ir prie medicinos, ar ne? Bet klausimas, aš tai įsivaizduoju, kad iš to ir atsirado tam tikros stigmos, kad mes negebame ir nesuvokėme, kaip mes galėtume, aš pati savo dukrui nežinau, kaip papasakoti, kas tai yra menopauzė. Galų daug dalykų mes iš vis net nemokame kalbėti, kaip burti. Ir man labai graži šita tavo mintis pasirodė dėl tos raganystės tam tikros, ar ne? Kad kada tu supranti, jau turi tam tikros patirties, supranti, kaip kas veikia ir psichologinės ypatingai patirties, ar ne, kaip tu gali atsiverti ir būti tame lauke, bet, tiesiog mes turime, ką turime šiandieną, kaip minėjai tą patriarchalinį pasaulį, kuris truputėlį mus užgožė. Bet kaip vis dėlto atrakinti tą dalyką, kaip mums išvengti tos gėdos, mes esame ant tos lenkščio, mes, aš, tu, Inga, esame tos moteris, kurios, turim kažkaip atrakinti tą erdvę. Ir kodėl, pavyzdžiui, gerai, apie paauglystę mes šnekam labai paprastai, ar ne? Tai yra labai natūralus procesas. Viskas čia aišku, ar ne? Bet su menopauze, kuris yra irgi neva natūralus procesas, atsiranda stigmos, ar ne? Bet kaip čia yra? Ir vėlgi man dar vienas niuansas yra. Žinai, kada aš pradedu netgi apie šitą laidą pradėjau šnekėti, moteris, mano amžiaus moteris, kurios lygiai tokias pačias problemas turi, staiga pradėjo mane gėdinti. Taigi, natūralu, ko tu rėki? O tu negali namuose normaliai pabūti. Taigi viskas įvyks. Viskas išsisems, viskas okei. Ko tu rėki? Tai čia, kas čia yra per problemą? Kodėl tu rėki problema? Čia pas psichologą reikėtų nueiti, kodėl aš rėkiu. Ar problema, kodėl mes apskritai taip šnekam? Kodėl mane taip vertina? Aš manau, kad iš tiesų vėl ta pati gėda. Ne vėl ta pati gėda, dauguma moterų mes susidurėme su tuo, kad ant to ir, aišku, grožio industrija pastatyta, ne? Kuo daugiau mes sakysime moteriai, kad jinai turi ten kompensuoti, prisidažyti, botoksiukai ar ten dar kažkokie dalykiukai. Taigi čia yra ištisas uždarbio industrija, ne? Tai kuo labiau mes įtikinsime, kad ta moteris turėtų būti ne pagal savo amžių, tai tuo vertingiau masiai dalykų. O kita vertus, ta kita pusė, aš tai džiaugiuosi, kad pati rėki, žinai, nes iš tiesų mes susidurėm su tuo amžinai, kalbam ne taip, kas iš tikrųjų yra pasaulyje, o kaip turėtų būti. Tai dabar girdisi, kad jūsų draugė sako, turėtų būti ramu ir jūs turėtumėte tai priimti.
Bet iš tiesų moteris tai nepriima. Aš galiu pasakyti iš savo punkto, aš tai priminėjau klientės, ne, bet taip pat noriu pasakyti, čia nėra tik moterų problema. Vyrai menopauzę pergyvena taip pat, tik apie tai dar mažiau šnekama, bet aš galiu pasakyti, kaip tai vyksta. Bet, žodžiu, moterim tai, kadangi jos jaučia, kad visom tarsi natūralu, tarsi visuotinai apie tai tylima, jom atrodo, kad aš galbūt vienintelė pasaulyje tą menopauzę išgyvenu. Plus, iš tikrųjų, psichologiškai paėmus, tai pagrindinė emocija, kuri vyrauja menopauzėje, prasidant nepatikėsite, bet tai yra įniršis, įtūžis, pyktis. Jisai turėtų būti banguojantis su džiaugsmu, bet kaip viena gražiai mano klientė pasakė, Agnė, tai turėtų banguoti tarp džiaugsmo ir įtūžio, bet to va džiaugsmo bangos taip ir netėjo. Tai va tas, žodžiu, nes iš tiesų yra, kaip sakyt, kaip berniukus yra mokinama nuo pat vaikystės, mokinama neverkti, taip mergaitės yra mokinamos nepykti. Ir pagaliau mes tarsi įgyjam tą teisę, prasproksta tas 40 metų buvimas būk gera mergaitė. Švelnios geros moterys kalba švelniai, balselio nekelia ir taip toliau. Ir čia staiga, žodžiu, mes sakome, palauk, o tai tikra aš kiek susikaupė va šitų skaudulių. Ane, tai moteris, žodžiu, jeigu pati nerėktum, jaustųsi ypatingai vieniša, galimai depresijoje ir panašiai. Aš galvoju, dar kaip sakai, kodėl natūralu, aš manau ir paauglystė, nėra ten, taip, žinai, lengvai pergyvena, čia nesutikčiau, žinai, kaip ir kitas moters didžiulis virsmas, pirmasis nėštumas yra didžiulis virsmas irgi. Tai taip ir čia, bet šitas dar virsmas yra į tai, kad tarsi pagal tą patriarchalinę sistemą tarsi viskas pablogėja, ne? Mūsų kaulai pradeda lūžinėti, ligos atsiveria. Taip, amžėjimo problemos. Amžėjimo problemos, mūsų išvaizda, ypač jeigu buvo viską pastačiau ant gražumo, tai dar net ir tą kortą prarandu, taip sakant, tai viskas tarsi blogėja, atrodo. Bet iš tiesų tai yra didžiulė pamoka, kuri turi prasidėti, tai yra išgyvenimus su artėjančia mirtimi. Ir tai yra nusiaubinga tema, tai yra milžiniška didžiulė tema, apie tai dauguma net nenori galvoti, ne? O čia kūnas netgi sustabdo daugumą moterų, tiesioginė prasme degindama visą tai, kas buvo praeitie, tas mano ego, mano persona, jeigu norite pagal Jungą, yra deginama tiesioginė fizinė prasme, tam, kad iš esmės aš atrasčiau naują dalyką, einu į tą naują savo kūniškumą, kuris jau man tiesiog nuoširdžiai kiekvieną dieną primena apie artėjančią mirtį. Ir paradoksaliai, čia yra daugiausiai gyvenimo, Redita. Va, kai sakau daugiausiai, kai aš jaučiu mirties alsavimą, aš labiausiai gyvenu. Aš susiakumuliuoju ir viduj neleidžiu savo, ne tiesiog. Aš tiesiog neleidžiu tada, žodžiu, leisti laiko visokiem, atsiprašau, bešūdam, neleidžiu laiko skrolinti, aš turiu gyventi. Ir čia va moteris pradeda, mano va moteris lipa uolomis, šoka parašiutais. Jūs nepatikėsite, kokie dalykai atsiranda, kada žmonės supranta, kad dabar jau, tiesą sakant, visada aš amžėjau, nuo pat gimimo aš amžėjau, ne? Bet dabar jau aš iš tikrųjų pagyvensiu. Ir va šitos moteris pradeda gyventi. Jeigu ne dabar, ar ne? Pradeda gyventi iš tikrųjų. Taip, jos keičia profesijas. Jos taip kartais keičiasi, net ne kartais, turbūt dažnai keičiasi šeimininės situacijos. Ir jos iš tiesų sugalvoja tokių dalykų, kur turbūt niekada nesugalvotų prieš tai ar anksčiau. Tai jos tiesiog jom atrodo dabar ir kalnus nuverčia. Tikrai taip mes sakom raganos, jos pasiima šluotas ir pradeda skristi. Nes jai iš tiesų norisi pasimti viską, ką jinai gali šiandien, nežinau, kas bus rytoj, nori jaustis gerai ir keliauti. Iš tiesų taip, moteris labai keičiasi. Bet psichologinė prasme, tai čia tas turbūt ir aukščiausias siekis gyventi čia ir dabar. Ir mes tai darome sąmoningai būtent tokiam amžiuje. Nes paauglystėje mes turim dar visą gyvenimą prieš akis, ar ne? O mes jau čia jau sąmoningai suprantame, kad to laiko mažėja ir mes darome tuos žingsnius, kurių gyvenime niekada nedarėm. Bet man dar, žinai, Agnė, labai užkabino ta tema, kad mes tarsi, žinai, nekalbėti arba kalbėti apie tą menopauzę dar tam tikras, žinai, industrinis dalykas, kad tarkim tai yra, mes nelabai patogios. Išeina. Aš šalia to dar esu nepatogi ir iš medicininės pusės kažkam, ar ne? Neva, ar ne? Čia niekada apie tai nesusimaščiau, nes aš galvau, kad aš visai patogi viskam. Bet gerai, tada keliaukime mes prie Ingos. Man tai labai įdomu, nuo kada moteris kreipiasi pas ginekologus, tiesiog ateina problema menopauzė, ar ne? Kada jos ateina? Ar jos, man šiaip įdomu, aišku, faktas ten menopauzė yra ir iš perimenopauzės, ir postmenopauzės, tai yra, tą mes suprantame, bet kada jos kreipiasi, kada jos supranta, kad
vat atėjo laikas pasikalbėti su gydytoju? Tai turbūt laikas labai įvairus ir moterų kreipimosi, net ir priežastys, ir amžius yra labai įvairus, todėl kad apie tai vis daugiau kalbama ir jos išgirdusios kažkokį skundą, moters pagalvoja, aš irgi gal tokį patį turiu, tai gal man reikėtų jau nukeliauti pasitarti su gydytoju. Tai iš tiesų kartais atkeliaujam 26 ar 24 metų tiesiog ieškodami nėštumo ir sužinom, kad mums yra ankstyva menopauzė, iš ankstinė menopauzė. Ir kai jis sako, kada aš galėsiu pastoti, aš jį paskau, kad viskas, kaip sako, šioje žemėje jums skirta ar ne būti moterimi, bet ne mama. Ir ta žinia būna labai ankstyva. Ir tos moterys jaučia lygiai tą patį, kurios jaučia, kai sulaukia 45, kai ateina ta tikra menopauzė, tai ta moteris 25 jaučiasi lygiai taip pat kaip 45. Todėl tos ribos yra labai labai iš tiesų plačios. Standartiškai dažniausiai turbūt nuo 35 ir tai gali trukti iki 50 maždaug metų, 53. Tai tas laikotarpis, kuomet kreipiasi moteris. Ir aš visą laiką sakau moterim, šiandienai, jeigu jums yra menopauzės požymiai, jeigu jums 40 metų, 45 mėnesinės yra privilegija. Džiaukitės, kad jos yra. Tai reiškia, kad kuo jos ilgiau bus, to visi procesai bus gerokai lėtesni, jūs įeisite į perimenopauzę su silpnesniais simptomais ir galbūt perėsite per ją lengviau. Moterų, kurios nejaučia simptomų ir tiesiog sužino kaip faktą, kad įvyko menopauzė, iš tiesų procentaliai yra labai mažai. Tai yra tos laimingosios, kurios kaip atėjo iki perimenopauzės, įėjo į menopauzę ir postmenopauzės jaučiasi lygiai taip pat. Tai yra neturi jokio skundo ir jos nesuprato, apie ką mes čia šiandien diskutuojam turbūt. Tai aš asmeniškai pati turiu net ir savo giminiai, žodžiu, moterų, kurios taip ir nesuprato. Tai paklausė, Inga, ką man daryti? Jei puikiai jauties, nieko. Ir jinai po šiandieną jaučiasi labai puikiai. Tai būtų smagu, kad tie procentai keistųsi ir, kaip sako, daugiau moterų galėtų taip lengvai nukeliauti per tą perimenopauzę. Bet iš tiesų jos ateina su daugybė skundų ir šiandienai vis anksčiau kreipiasi dėl pačių pirmųjų simptomų, tai bet kokių, kad ir libido, tai yra lytinio potraukio susilpnėjimas, galbūt nenori niekur eiti, nori sėdėti ant lovos, nenori nieko veikti, man kažkaip liūdna, man kažkaip tamsu už lango nuolat. Jos dėl tokių simptomų, kur ne visada net supranta, kad galbūt tai yra perimenopauzė. Bet žiūrėkite, čia toksai simptomas, kuris iš vis gali būti, tiesiog man yra pogimdyvinė depresija arba tiesiog yra žiema ir man yra pilka ir aš tiesiog esu depresijai. Ir tai tada kaip suvokti gydytojui, kad tai yra jau perimenopauzė? Tai dažniausiai mes atliekame eilę tyrimų, tai yra visiškai paprastus tyrimus, banalius atliekam tokius kaip geležies kiekis, vitaminas D, tai kas gali įtakoti mūsų emocijas, nuotaiką, plaukų slinkimus ir visus kitus dalykus. Jeigu tu matai, kad tyrimai visi geri ir toliau klausi moteris pati neatsako, bet tu tiesiog klausi jos, o gal jūs jaučia tą, o gal jūs kartais užmiegat blogai vakare, o gal jūsų miegas nėra gilus, mes tiesiog stengiamės klausimais užpildyti, ar ne, ar šita moteris jau būtų tos perimenopauzės laikotarpio ar ne. Ir jeigu įtari, pasitvirtini tyrimais, hormoniniais tyrimais ir tyrimai, jie prognostiškai gali rodyti, yra tam tikri hormonai, kurie gali rodyti, ar 5 metų bėgiai jums bus menopauzė ar nebus. Ar dar galim nuraminti ir sakyti, kad džiaukimės gyvenimu ir ieškokim kitų priežasčių, kas tą nuotaiką pakels. Gerai, Inga, tada aš suprantu, kad tai yra masė tyrimų ir vieno tokio tyrimo, kur padarai ir vat yra aišku, tau yra menopauzė, tokio nėra, ar ne? O kaip dabar būna, jeigu moteris ateina, tarkim, sakykim, per vėlai? Aš suprantu, kad nėra per anksti, nėra per vėlai, bet tarkim, žmogus gali būti tokį scenarijų, turėkim, ar ne, kad tiesiog jisai jaučiasi, kad kažkas yra negerai, bet nežino, kas tai yra negerai. Nes atvirai šnekant, 40 metų aš net negalvojau apie jokias ten menopauzės ir man visas gyvenimas buvo dar į priekį. Jinai mane pasivijo ir taip kalė stipriai į nugarėlę ir tada aš jau žiūrėjau, kas čia vyksta ir kaip man su to gyventi. Tai kaip vis dėlto su to per vėlai? Arba, tarkim, iškrenta tokia moteriškė iš medžio ir sako, kas čia vyksta, gal aš mirštu, gal jau viskas, paskutinioji, gal čia vis dėlto yra mano mirties data, o ne būtent menopauzė. Aš tai čia turbūt pasakyčiau labai banaliai ir paprastai. Jeigu iš tiesų moteris atlieka profilaktinės patikras ar atkeliauja pas ginekologą, gydytoją, kuris girdi ją, pažįsta ją ir gydytojas ne tik paklausia, ar turit skundų, bet paklausia, ar jūs tikrai nejaučiat vienokio simptomo, ar jūs tikrai nejaučiat kitokio. Gydytojas yra tas, kaip sakau, kelrodė žvaigždė, kuri gali pasakyti, kyla įtarimų. Pabandom, pridėkim papildą, pasidarykim tyrimą ir pažiūrėkim, ar tikrai nertėja čia mums kažkokia tai perimenopauzė. Tai manau, kad
profesionalas, gydytojas, jisai būtų tas, kuris greičiausiai įžvelgtų, patartų ir pagal visas medicinės rekomendacijas ar ne šiuolaikinės rekomenduotų, ką jau reikėtų pradėti vartoti, kad mes silpniausiai tą pajaustume ir lengviausiai praeitume. Jeigu moteris tiesiog sėdi namuose ir, žinot, 5 metų ar 6 metus, nei nebuvo pas gydytoją ginekologą ir... Kas labai tikėtina. Labai. Ir mes kalbame šiandieną apie miestą ir galvojam apie miestą, bet pagalvokime, kas yra regionuose. Tai iš regionų, jeigu žiūrint, tai tikrai žemai lenkiu galvą prieš vyrus, kurie sugeba atvežti moterį po 12 metų nesilankimo pas ginekologą todėl, kad jisai jaučia, kad jai kažkas ne taip. Jis mato ją kaip moterį, vyras. Atveža moterį ir užregistruoja moterį telefonu. Tai aš tikrai sakau, padėkokit savo vyrui, kad jisai atvežė kartais dėl ligos, kartais dėl perimenopauzės, kartais dėl jos pasikeitusio piktumo, irzlumo, skausmo ar ko nors. Tai iš tikrųjų taip yra ir kad kuo daugiau būtų tokių vyrų, kurie žinotų vyrus ir tikrai. Ir, kaip sakoma, atvežtų moteris pasitikrinti. Tai turbūt labiau visada reikėtų sakyti moterims, kad nepamirškit, kad visada galite pasitarti ir pasitarti ne su savim, ne kažką pajausti ar ne, bet tiesiog ir su specialistu, kuris galbūt įves, patars ir pasakys. Tai norėtųsi, kad moterys neliktų vienos ir tik šiandieną, kiek yra pagalbos, tai jūs neturite jaustis blogai. Jūs turite atrasti specialistą, pas kurį jūs turite psichologas, psichoterapeutas, tiesiog galbūt net ir geras draugas, nežinau, gydytojas ginekologas, bet čia reikia tiesiog eiti ir išgirsit. Aš visada, žinok, konsultacijų metu ne tai, kad klausiu, ar jūs turit skundų, man visada yra tiksliniai klausimai, kuriais aš bandau paklausti moters ir tikrai pasakysiu, turbūt 90% moterų apie tai nekalbės. Jos nesakys, nes jos galvos, gal tai normalu, gal aš blogai išsimiegojau, gal šitas pusmetis buvo sunkus, gal mano paauglystė vaikam buvo ir čia dėl to aš esu tokia visa pikta ir nelaiminga. Tai va tie tokie žmogaus matymas vizito metu yra pats svarbiausias dalykas. Ir turbūt ta dalis moters reikalas kreiptis tada, kai jinai blogai jaučiasi, o vis tik tai mūsų, tai yra specialistų, kuriuos teikiam pagalbą, įžvalgos yra. Ir patarimai labai svarbios. Šiandien kalbam apie gėdą. Žinokite, tikrai turiu kišenėje tokiu atveju, kada yra moteris simuliuojančios savo ciklus. Įsivaizduojate, tai mes kalbame apie tai, kad mes nueinam pas gydytoją, apie tos nuostabius vyrus, kurie atveža savo moterį. Čia iš vis man iš stebuklų lauko, aš nelabai tuo tikiu, žinokite, bet gerai, vieną atvejį turim, ar ne? Aš kelis atvejus turiu tikrai. Gerai, iš mažų kaimelių Lietuvos. Bet iš tiesų moteris yra simuliuoja ciklą, tai jūs įsivaizduojate, koks tai kosmosas yra. Ir mes jau šnekam, pavyzdžiui, apie regione gyvenančias moteris, kurios ten pas gydytoją nuvažiuoti. Įsivaizduokite, mes kalbam gerai. Čia aš sėdau į mašinytę, nuvažiavau, viskas gerai. Pas gydytojo gauti, tarkim, vizitą. Tai čia mes nusitempsim į tokius, žinokite, paieškos, kaip vos ne į Mėnulį nuskristi pas tą gydytoją. Aš suprantu, kad labai graži tokia klišė, kas turėtų tai būti. Bet dabar pakalbėkime apie tą gėdą. Kaip jos ateina? Ar jos kaip jos šneka? Tiesiog, šnekėkime apie tą truputėlį sudėtingesnį variantą, o ne tą grožinį. Gal vėl galiu turbūt daugiau apie pačias moteris pasakyti iš to, kaip aš susiduriu tikram savo praktiniam darbe. Būtinai taip. Kaip atkeliauja moteris, sėdi. Aš vėl gal esu iš tų gydytojų, kur, kaip sako, labai gerbiu šalia manęs sėdinčią, žodžiu, pašnekovę ir jos darbą, nes psichologinis darbas yra be galo svarbus. Ir nepaisant to, kad aš esu gydytojas ginekologas, praktikas, medicinos atstovas, bet turbūt čia ir yra svarbiausia dalis. Aš savo dalį galiu pasidaryti labai greitai, bet man labai svarbu pajausti. Tai yra, kaip moteris sėdi, jos kūno sėdėsena, baimė, nuimti baimės visas. Ir aš į apžiūrą dažniausiai keliauju tik tada, kai aš jaučiu, kad aš supratau, kokia moteris ir ko jai reikia, kiek paklausti galiu, kiek drąsiai jinai gali pasakyti. Ir tiesiog aš kartais, taip žinot, einu, klausiu, tempiu. Ir aš stengiuosi pažinti moterį. Ir man, kaip sako, pasigirsiu turbūt, bet man tikrai pavyksta surasti tą tokį ryšį. Aš tiesiog jaučiu, kad taip, mes su moterim supratom vieną kitą ir jos labai dažnai po vizito sako, žinot, pirmą kartą, kad aš taip galėjau su gydytoju pasikalbėti. Tai mano, nežinau, vizitai, konsultacijos jūs būna labai atviros ir nuo moteriško skausmo, savijautos, iki mes kalbam labai atvirai ir taip atvirai, kaip pasako, aš niekam negaliu tai pasakyti kaip jum. Tai nuo seksualinio gyvenimo menopauzei, perimenopauzei, iki bendros psichologinės savijautos, iki to, ką į vyrą sako, kaip jinai jaučiasi ir aš pabandau sudėlioti, patarti, atsiverti ir pasakyti viskas gerai. Einam į priekį ir, žodžiu, patarimai tokie. Aš labai atvira ir mano pacientai labai atviri. Bet aš tiesiog leidžiu šitą komunikaciją. Labai artima.
Agne, norėčiau tau klausimą apie tą gėdą užduoti. Ar, pavyzdžiui, ateina pas tave klientai ir sako, kad, na, tarkim, man gėda pasakyti savo vyrui, kad aš turiu menopauzę. Ir kaip tada veikia, kas vyksta šeimoje, jeigu mes ateinam iki tokių, man tai net toks scenarijus galvoju, tiesiog jisai nesusimodeliuoja, bet tai tikrai yra mano praktikoje ir dar priežastis, dėl to, kad mano vyras juk jaunesnis, jisai nueis pas jį jaunesnę moterį, tu juk mirusi, viskas, mišios, viskas, tu esi užribis. Ir vat kaip tada? Bet čia gal gilesnė problema jau yra poroje. Tai atrodo gilesnis dalykas, žinai. Bet aš galvoju, kai jūs išnekėjote, man atrodo labai svarbu va šitoj momentu negėdinti žmogaus, nes jisai jaučia gėdą. Nes va dabar tas pradeda, žinai, va kažkaip nuskamba, žinai, kad va galbūt kaip aš šitaip drįsta jausti gėdą, aš manau ir baimės, ir gėdos turi vietą kasdieną. O dabar, jeigu, va, pavyzdžiui, iš tiesų, va, tas scenarius įsivaizduojamas, kad aš čia truputį net vaidinu, nes moteris neslėpkim ir orgazmus vaidina, ne, ir tu mažai kas, tai kodėl, žinai, čia visokie, ko mes tik nesima, ne. Ir jeigu tikslas yra tik kaip nors tą vyrą išlaikyti, tai man atrodo, kad kaip tik menopauzė galbūt suteikia va jausmą sustoti, va tiesiog sustoti ir pagalvoti, ar iš tikrųjų jisai vertas bet kokios kainos. Bet dabar tas supranti klausimas, ar iš tiesų. Tai žinai, va, jeigu menopauzė mes nesustosim, menopauzė pati sustabdys. Ir ne viena moteris, aš nežinau kaip gydytoja, bet tikrai atrandame šalutinės lygos. Labai populiaru, ne per menopauzę masė lygų, kur atrodo cholesterolis, viena ten populiaresnių, nes taiga moteris neturėjo problemų atsiranda. Bet ir vėžiai, onkologijos, aš ta prasme, mano tiesiog puokštėm ateina iš karto. Ir tas jausmas yra tos, kurios bandė viską praignoruoti, toliau važiuojam, tarsi man nėra menopauzės. Pradeda lygos stabdyti. Jeigu jau niekaip kitaip nestabdo, lūžiai prasideda. Reiškia, tikrai reikia sustoti ir va tas šansas, jeigu imti va Jungo tą psichologinę visą teoriją, tai pirma gyvenimo pusė mums yra skirta išoriniam pasauliui, įsikurti, sukurti, žinai, savo lizdą, vaikus, karjerą, ką tik tai nori. O antra pusė, jeigu tu tikrai nori išgyventi antroji pusė, o nenumirti, va ties tą menopauzės, va tuos stabdžius. Menopauzė yra diena, ne, kada sustoja mėnesinės, taip? Tai, jeigu tai tas faktas, ne, o jau paskui, žodžiu, jeigu tu nenori, kad tai ir būtų tokia pabaiga, tau iš tiesų reikia sustoti. Ir duok Dieve, tu turi tokius santykius, kur tau leidžiama sustoti ir pasižiūrėti save ir galbūt įvertinti, galbūt tikrai tam jaunesniam vyrui, kuris nuo tokių žodžių išeis pas kitą, gal tiesiog tikrai labai plačiai atidaryti duris ir dantų šepetuką netgi pridėti, jeigu jau tik labai reikia, žinai, bet iš tiesų susikaupti, o ko man reikia, ko man kaip moteriai reikia. Kas esu aš? O kokia mano buvo svajonė prieš visas mėnesinės? Atsimenat, merginos, prieš visas mėnesinės, apie ką mes galvojom? Mes ateinam į moterų pasaulį, mes būsim moteris. Ir mūsų tarsi užbūrė, mes būsime geros, klusnios, nusilenksime, bet kuriuo būdu išlaikysim panašiai. Tai bet antra gyvenimo pusė yra iš tikrųjų atrasti save pačią. Jeigu dabar įsivaizduoja mitologiją, ne visos laumės, visos raganos, jos kažkaip tenai niekad nebuvo centrinės figūros, jos buvo mažai stebimos, bet būtent jos valdė pasaulį. Ne dabar, jeigu, pavyzdžiui, man kažkaip tai visų klientai iškyla dabar Undinėlės, pavyzdžiui, mitologinė pasaka, ne? Kiek ta ragana tenai baubų neprisidėjo, ne? Tai žodžiu, ir kartu jinai niekad nebuvo centrinė figūra. Tai yra tada, kada nuo mūsų rampos va šviesos nutolsta, mes jau nebestebimos, mes gaunam visą kūrybos laisvę. Tai ta prasme, va, tas toksai sustojimas ir taip, ta gėda, baimė yra net ne iš tų moterų kyla, aš sakyčiau, tai kyla iš mūsų visuomenės, iš mūsų, aš dabar tai kitą tokį turiu pavyzdį, kur mano gera draugė iš tikrųjų sako, tu įsivaizduoji, aš niekad negalvojau, kad man taip atsiras, kad aš dabar pati priiminėdama į darbą į savo įmonę naujus moteris, aš net nenoriu žiūrėti į vyresnės negu ten 3-5 metų. Ir sako, man net gėda tai, bet tai kas čia, žodžiu, pati būdama. Ir tada supranti, kaip giliai, va tos, mes galime sakyti, tas patriarchatas yra kažkur. Ne merginos, patriarchatas yra mumyse. Jis yra mūsyse, taip sakant. Mes jau pačios, žinai, kodėl mes nedrįstame ateiti į laidą niekiek nepasibudravę, kodėl mes dėjomės maskaras ir panašiai, ne? Būtent dėl to, kad tai yra kažkokia jausmas, nu va, kažkas tokio. Kitą kartą būsim visos be makiažo. O kas būtų, o dėl ko mes dabar čia? Ar mums reikia kažkam įrodyti, žinai? Iš tikrųjų, man tas bevaizdinys yra va to tikrumo, grynumo, kuris galbūt atsiranda šansas pergalvoti savo tikrasis vertybės ir tada galbūt įnerti kas kur kas svarbiau negu išorė, negu tik tai mano odos paviršius.
Aš turiu tokį aštrų žiūrovų klausimą ir aš tiesiog jį paskaitysiu. Kodėl apie menopauzę kalbama taip, lyg tai būtų moters nuosmukis? Kodėl vyras su žilais plaukais yra subrendęs, o moteris su karščio bangomis yra išprotėjusi? Nelinksim, o sakom, kas čia yra. Kodėl čia yra taip? Čia turbūt, aš taip įsivaizduoju, kad tai eilę metų turbūt seka būtent toks požiūris į moterį ir vyrą, jis ir dabar dar yra toksai, ir tas noras moterų kalbėti apie menopauzę pačią, atvirai kalbėti apie ją, tiesiog iškėlė šitą tokią problemą, šitą kalbą turbūt dar aukščiau, ir kalbėjimas jisai nuramina turbūt ne pačią moterį, bet ir visas, kurios girdi, ir pati moteris, suprasdama ir matydama, kad aplinkui tokių pat kaip aš labai daug, tai natūraliai jai mes užtikrinam turbūt jos pačios savivertę, tai yra tai, kad tai yra normalu, kaip jinai jaučiasi, ir kaip ten jaučiasi vyrai, tai turbūt, jie patys gali galvoti, ar ne, kodėl tie žili plaukai yra gerai, o menopauzė yra blogai. Aš manau, kad viskas yra taip pat, bet čia yra daugybė asmeninių dalykų šeimose, porose ir dar ateinančių, kur turi dar nuaukti, ar ne, kartos tam, kad ta drąsa būtų viskas aišku, kad su vyru galėtume drąsiai pakalbėti, kad šiandien aš jaučiuosi blogai ir tu turi suprasti, kad aš jaučiuosi blogai. O aš jaučiuosi todėl, kad tai daugybė moterų to nesako, bet aš galvoju, kad čia yra partnerystės bėda, kai tu bijai dėl kažko, ar ne, vyrui pasirodyti, ar tai pikta, ar ne tokia graži, ar pasikeitusi. Čia manau, kad yra kiti dalykai, jie yra labai gilūs ir gilūs psichologinė prasme. Tai va, vėl mes prie Agnės prieisim. Ir manau, kad supranti, bet iš tikrųjų, tai mes esame sudėtingesnės, aš manyčiau. Dėl to, kad mes kintam. Ir mes kuriam gyvybę, jeigu norite. Ta prasme, galite sukurti tokias mašinas, bet gyvybę kuria moteris, ne? Ir šitą vyrai, siekdami išlaikyti savo valdžią, patriarchatas tai ir daro. Tada, žinai, čia tas pirmas simptomas, kad šita patelė nebetinka, žinai, čia tarsi tokiais dalykai, ne? Vyras tuo tarpu turi tą, žodžiu, tokį iliuziją, kad jisai bent jau gali apsėkins visą pasaulį. Taip. Tuo tarpu netgi ginekologai matomai sutarptų, ir čia nauji tyrimai rodo, nežinau, kokie jo naujumo, bet man tenka skaityti, nes pati disertaciją rašiau iš nėštumo ir moterų dalykų įvairių. Tai, žodžiu, rodo, kad kaip tik vyrų sperma labai blogėja netgi gyvenimui senkant, o moterų tarpu kiekvienas kiaušinėlis yra idealiai geras. Jisai nesvarbu, jeigu kiaušinėlis pats dar yra, tai jisai bus 53 metų kiaušinėlis, tarsi 16 metais, tai lygiai tokio pačio gerumo. Tai va tiesiog irgi kurs jau seniai mitas sukurtas į moteris net nėra teisingas iš tiesų. Bet suprantate, aš galvoju, ką reikia daryti, kai tu turi tokį sudėtingą gyvūną kaip moteris, tai reikia jį kažkaip iš išorės suvaldyti. Ir taip pat nėra tiesa, kad vyrai dėl žilų plaukų nepergyvena. Aš turiu savo klientus, kurie 35 metų jau pergyvena, kad oi, pilvukas, pavyzdžiui, jau per pirštą atsikišęs yra pilvukas, jau akivaizdu senstų. Tai tik tai tiek, kad mes kažkaip vyrai tą įpratę, kad galbūt šiaip teisybė yra tokia, intelektualiai ir panašiai, kad pas mus yra kaip perteklius labai daug išsilavinusių, kūrybingų, gražių moterų ir kur kas mažiau tokio pačio išsilavinimo vyrų, ne? Dėl to tas kontrastas yra, kad moteris konkuruoja, ta prasme, žinai, rinkoje nenodom sąlygom ir dėl to vyrai, norėdami mus apriboti nuo viso to, uždeda papildomą kriterijų, jos jie negali, kiekvienas su 7 tenai, žinai, fantastiškai žavingom, ne? Tai dar painiau, žinai, šita jau žila, šita jau dar kažkas ir tada, žinai, tai tarsi toksai. O ar netrodo taip, kad tiesiog atrodo, kad ta problema moters menopauzė, nors menopauzė tokia pati yra vyrui, tik todėl, kad moteris apie tai jau kalba, vyrai dar ne? Gal labai moters ta kaita, menopauzė, tiesiog apie ją bandoma daug kalbėti, kuriamos klinikos, bandom steigti pagalbą, o vyrai jie gyvena šalia, eina, gal jie išgyvena patys, bet jie dar kalba nedaug apie tai. Aš sakyčiau, moterų dar, žinokite, žiauriau ir kūnas keičiasi, nes jeigu, pavyzdžiui, paimti vyro pokyčiai kūniškai neprilygsta moterų. Visų pirma, mes, žinai, nuo pat pradžių moterim prasideda mėnesinės, o ne vyram, ne? Ir policijos, atsiprašau, bet neprilygsta tam lygiui. Dabar nėštumas, kaip mes visi stengtume, bet vėl pastojame mes moteris ir niekad nepastojame
nustoja vyras. Tai reiškia vėl didžiulį transformaciją, ne? Čia vėl, tokio ryškumo, karščio bangos, jūs galite tiesiog, nežinau, ko jūs keičiausius simptomus patyrėte, bet mano, pavyzdžiui, buvo nieštinčios ausys, skaudančios akys ir panašiai tie pirmieji simptomai, kurie tikrai tu visą kūną, o karščio banga tai prilyksta tokiam, mažiausiai, žinai, tikrai transformaciniai ugnėje, ne, gali prilygti. Tai reiškia, tokio galingumo, kada kratoma visa būtis, o mes neišvengiamai esame kūniški. Tai, patiria moteris. Tai dėl to manau, kad, žinai, apie tai ir šiaip moteris matomai yra labiau įsisąmoniusios savo kūniškumą negu vyrai savo kūniškumą. Jos tiesiog nuo paauglystės turbūt yra pratinamos nuolatinio kitimo. Savo siekimo. Tikrai taip, kiekvieną mėnesį, vėliau ar ne, rečiau, po to visai pasibaigia nėštumas, gimdymas, visos pogimdyvinės depresijos, juk apie jas irgi kalbama tik dabar, paskutiniu metu labiau irgi apie tai tylėjo, nei po gimdymo svarbus tik leliukas buvo, moteris sako, tu turi išgyventi, tu turi toj pat, žinai, būti graži ir vėl reikalinga vyrui. Tai irgi apie tai tik dabar kalbama, jos tikrai išgyvena. Bet kalbant apie sklaidą ir apie tą pačią gėdą, tai aš norėčiau dar vieną akcentą uždėti, kad vis dėlto aš nenorėčiau vyrų kaltinti šitoje vietoje, nes važinėdama su spektakliu, aš matau, kad po spektaklio vyrai prieina ir sako, žinot, ačiū, kad jūs apie tai kalbate, prašau dabar kurti apie mus. Tvarkoj, tai ir mes padarysim vėliau. Aš nekaltinu vyrų jokiais būdais. Patriarchatą kuria netgi moteris. Tai ta prasme, vyrai ir patriarchatas ne tas pats. Čia daugiau ne tau, bet daugiau Ingai tokia replika, ar ne? Ir jie laisvai jaučiasi toje vietoje. Bet stigma yra moteryje, kurie dažniausiai neturi įrankių, negeba, nemoka pasakyti. Nes pirmas dalykas, jinai dar kai kada net ir nesuvokia, kad jai tai atsitikė yra, ar ne? Ir nežinau, šis pasaulis pilnas informacijos, bet kažkodėl jinai to nežino, ar ne? Antras jau žingsnis, kuris turėtų keliauti šalia, kaip pasakyti savo vyrui. Kaip? Kokia praktika? O vaikams ar reikia pasakyti? Ar ne? Gerai, tvarkoj, gal yra vaikai jau nebegyvena, jiem neaktualu, bet yra, kurie gyvena šalia. Ar jiems to reikia? Nes mamai čia ir dabar, mes imkime tą klišę, jinai ima ir išprotėja, ane? Vat staiga jai karščio banga, jinai rėkia, žviegia ir taip toliau, ir tada aplinka nesupranta, kas vyksta. Atrodo jau sąmoninga, protinga moteris. Atsakymas į klausimą, kur laidos pradžioje jūs uždavėt, kada reikėtų apie tai kalbėti, ar su dukra, ar tai reikėtų pasakot. Nereikia, reikia gyventi ir sakyti, kaip aš šiandien jaučiuosi. Kaip čia gudru. Ir pasakyti. Gimė kūdikėlis ir sakai, tu žinok, va dabar aš čia tokioje esu dabar stadijoje, bet bus ateis dar menopauzė ir mes pakalbėsim, kas atsitinka moteriai. Taip nereiks, aš turiu dukrą 23 metų ir aš jaučiu, kaip aš pati tenais, kaip ungurys, vartausi, kaip noriu jai kažką perduoti, bet suprantu, kad nemoku neituri. Taip sunku. Aišku, yra tikrai moterų, kurios atveda savo ir tas paauglės, ar ne, ir tas 16 ir 20 metų, ir jos atveda tik pokalbį. Todėl, kad jis sako, aš pati pasakyti dukrai negaliu. Tikrai taip, yra labai nemažai. Ir sako, su jumis bus viskas paprasčiau. Gal todėl, kad mes esam svetimos, aš esu gydytojas, atlieku savo darbą ir mes iš tiesų turim atvirus pokalbius ir sako, taip, man mamos nėra smagu irgi paklausti, man mama irgi nenori papasakoti, aš nežinau, kaip buvo mano mamai, bet čia tai taip išeina, kad tiesiog mes, nežinau, gal mes esam tokios arba labai atviros arba labai uždaros, neįpratę tiesiog atvirauti apie savo savijautą, juk dabar mokyklose, darželiuose ugdoma sakyti, kaip tu jautiesi, kad tai reikia pasakyti. Mes galbūt, auginti trupučiuką kitaip ir sakyti, kad pakentėk. Ir turbūt reikia, viskam reikia labai daug laiko. Bet viskas prieaugs, pas juos ateis, bet mes kalbame apie šiandien, čia ir dabar, kaip mums veikti dabar, kaip gyventi dabar, kaip paskleisti tą žinutę, kaip paklausti, kaip gauti atsakymą, ar reikia ar nereikia. Agne. Nežinau, bet aš taip pat suprantu, kad tai irgi yra skleis žinutę, gerai būtų, aišku, rizika, ant savęs, ar nežinau, kaip, bet aš galvoju, dabar paimi, pasakai tokį dalyką, toksai, laukiame, kol apmėtytai būsi pomidorais ar oboliais, Aš jau kaip pačiai sakiau, mes net keletą kartų bandėm konferencijas organizuoti ir nepavyko, neprisirinko pakankamai dalyvių, tai tiesiog tikrai manau, kad apie tai tikrai verta šnekėti. Aš tokį truputį iš šono pavyzdį, su viena mano doktorante bandėme rinkti temą
su kuo kalbėtis, su pašnekovėmis. Iš esmės tai moteris alkoholikės tema. Ir bandėm sakyti, jeigu esate alkoholikės, prašom ateit pašnekėti. Nulis žmonių. Pasirodo, pas mus geriančių Lietuvoje moterų nėra. Vos tik tai pakeitėme tą pavadinimą ir sakėme, jeigu turite problemų su alkoholiu, prašome kreiptis. Neatsigynėme dalyvių, ta prasme, tai buvo daugiau negu norim. Tai aš netgi manau, kad tam tikra prasme net yra klausimas man, iš tikrųjų, kaip tai pavadinti, kad tai nebūtų jau tame pačiame pavadinime stigma. Nes tu čia ateini ir tarsi užsidedi, žinai, ant savo galvos etiketę, aš esu nevykusi, nieks į mane nežiūrėkite, baisiausia pasaulio moteris. Ne? Tai suprantate, nes atrodo, menopauzė kažkurio momentu tapo sulyginta su tuo vardu. Tai kas po tokiu pavadinimu eina šnekėtis? Tai čia tas pats, kaip, žinai, dabar aš įsivaizduoju, paskelbčiau tai apie save. Aišku, kad tai nieks nenori, o mano vaikui tai irgi lygiai taip pat. Gražiausia, tai jau mano mama yra dabar jau šita. Visiška. Ir apsiskelbė, ko gero vienintelė Lietuvoje dabar jau yra šita, žinai. Agne, žinai, tai mes dar turim labai gražų pavadinimą, šiek meno pauzė. Ir koks yra nuostabus pavadinimas, tai man yra džiaugsmas ir laimė širdžiai, kai yra meno pauzė mene ir tai visiškai apie mane yra, ar ne? Bet, tarkim, mes turim kitą klimakterinę bobą, ne? Tai va čia jau yra reikalų, ar ne? Ir kas norės pasakyti, kad tu esi klimakterinė boba, aš visiškai identišką tą situaciją turėjau prieš 3 metus, kada mane žurnalistė paklausė kitą dieną po interviu, kur aš viską ant tos karštos bangos, viską išdėjau, kas man darosi ir kad aš esu visiškai man blogai, jinai paklausė, sako, o tu ką, norint visos Lietuvos pasakyti, kad tu esi mirusi, kad tau yra meno pauzė, gerai, mirusi, tai aš jau truputėlį hiperbolizuoju, bet esmė, kad mintis ta pati, tu nori visiems paskelbti ir aš taip padėjau ragelį ir sakau, ne, aš nenoriu, ne. O po to galvoju, o viešpatie, tai kas su manim blogai? Ką aš blogo padariau? Kodėl aš apie tai negaliu kalbėti, apie tai, kas yra natūralu? Tai kur yra tada tiesa? Ir kaip man jaustis? Tai va tas mane ir paskatino imtis veiksmų. Ir to šiandien. Iš tikrųjų, Redita, dažnai, jeigu imti giliau, jeigu ta psichologija, žinai, net taip čia sėdi, tai, kad man nepatogu, tai reiškia, aš jaučiu kitų žmonių nepatogumą, supranti? Kiti žmonės, kai jie rėkia tau taip, jie jaučiasi nepatogiai. Tai čia panašiai, kaip, žinai, rėkti karalius nuogas. Tai visi mato, kad karalius nuogas, bet kažkaip taip daug geriau būtų, jeigu mes laikytume susitarimo, kad čia viskas okei. Čia yra daugybė temų tokių, kur mes, tai yra tabų temos, kurias liesti reiškiasi paversti aplinkinių žmonės, jaustis nepatogiai. Ir jie darys bet ką, kad jūs to nesakytumėt, nes tai kenkia, jie tik sako, tai negi tau bus patogu. Išversiu, man bus taip nepatogu, Redita, kad tu taip garsiai rėksi. Tai jie visą laiką tą sako, tik tai tiek, kad tai yra visą laiką pasislepiama po tokia gražia altruizmo kaukė. Taigi mes tavimi rūpinamės. Nereikėtų taip rėkti labai, nes paskui mums nepatogu. Mes turim psichologų. Eik pas psichologą, ko tu čia dabar draskais. Dar man reikės apie tai susimastyti, neduok Dieve. Gerai, o ką daryti toms, kurios galvoja, kad aš tokia viena, ar ne, esu viena vienintelė. Tvarkoju, aš turiu priemonės, turiu eterį, man čia leidžia reikštis, ar ne. O ką daryti tai, kuri sėdi namuose kamputyje ir verkia? Tai va šitą laidą pažiūrėti. Viena ieškoti pagalbos, turbūt, ar tai bus internetinė erdvė surasti kažką, kur parekomenduos kreiptis. Pas kažką galbūt pasiklausinti, tiesiog turi ieškoti pagalbos. Vienai turbūt bus labai sunku. Tai jeigu jinai neturės šalia žmogaus, kuris galbūt kažką patars arba kažkuriam pasakys, galbūt jinai verks ir jai bus labai sunku. Tai ir jūsų laidos, ir jūsų noras, tai tiesiog paviešinti ir apie tai kalbėti ir tai moteriai padės, kuri yra kažkur toli glūdumoje, galbūt jinai galės pažiūrėti kažką internete, Instagrame ar Facebook'e ir tai bus didžiulė pagalba jai ir vienintelė pagalba ir nesakys, aha, tai aš gal tą išgyvensiu, viskas tvarkoja su manim, gal tai paskatins ją kreiptis. Tai gal iš tiesų reikia tiesiog šviesti. Inga, jūs padarėte pačią geriausią reklamą šitai laidai. Bet aš dar turiu vieną užslėptą klausimėlį savo kišenėje.
Ar jūs negalvotumėte, Inga, kad vis dėlto jūs ginekologija, jūs nesate psichologija. Suprantu, kad jūs darote šalia ir psichologijos vaidmenį atliekate, ar ne? Bet ar nereikėtų sujungti va šitų dviejų moterų, ar ne, dviejų specialisčių į vieną vietą ir turėti būtent tokią, nežinau, komandą arba pagalbą moteriai, kur jinai gautų visus tuos atsakymus. Aš suprantu, visų ne, čia absoliutinimas vėlgi tas pats, bet bent jau turėtume tokį dvigubą palaikymą, bet aš tada atsisėsčiau tarp jūsų, iš vienos pusės pas mane psichologija, iš kitos yra ginekologija, fiziologija. Papūskite man į uodegą, aš ką noriu iš tada. Tai aš manau, kad mes dviesi tik dalis tos komandos, kuri turi padėti moteriai, tai ta komanda dar gerokai daugiau specialistų turėtų sudaryti, tai yra, kai tikrai nebeužtenka ir manęs, ir psichologijos, ar psichoterapeutės, kai reikalingas ir gydytojas, psichiatras ir visi kiti, tai turbūt tik tai bendra komanda, kažkam galbūt žinot, jie reikia išginti ir gerą trenerį surasti tam, kad jinai... Taip, mitybininką, prašau, dar masažisto reikėtų man dar grožio specialistą. Ir patikėkit, jie visi jai tikrai padėtų. Tai be jokios kalbos tikrai. Padėtų tiesiog išlaukti, išaukti ir praeiti. Nebejotinai. Moteris, viskas, jungiamės, rašome projektą, nežinau, kur šiandien švietimo arba sveikatos ministerija, tegul viskas atsiranda tokia pagalba moterims, kurioms, tos, kurios verkia kamputyje ir kurioms reikia tikrai tos pagalbos. Aš žinokite viskas, aš gavau tam tikrus atsakymus šiandieną į jūsų klausimus, žaviuosi ir labai lenkiuosi prieš jūs, kad jūs atėjote ir pradėjote kalbėti apie tai. Be jokios abejonės turiu jums dovanų. Wow. Ir, pradėsime, aišku, nuo tokios rožinės spalvos, ir iš tikrųjų ta rožinė spalva, žinot, man ne tik asocijuojasi su moteriškumu, bet ir vėlgi tema, su kuria mes keliaujam, arba kaip gydymo prevencija yra vėžio susirgymai, ar ne, tai dar tam tikras simbolis ir yra šitoje vietoje. Tai yra Mijo apyrankės, prašau, damos, siunčiu jums. Čia mūsų, žinokit, dabar tokia bus, žinot, kaip sekta, burtininkių raganų. Žiūrėkite, gausite tokias apyrankės, kuriuose yra perlas, iš tikrųjų simbolizuoja tam tikrą konfliktą, nes atsiradęs nenatūralioje aplinkoje, ar ne? O čia tokia mini ametistų yra pauzė. Ir kad jum niekada nepritrūktų tos ir iškalbos, ir išminties, ir noro skleisti žinią, tai dar mūsų Alma Literos knygos. Tai aš sau leisiu, nežinau, galite pasakyti, kurios norit, bet ar yra? Kadangi šitą turiu. Bet intuityviai, žinok, iš karto kažkodėl pagalvojau, dienos, kai mylėjau tave labiausiai, tai bus Agnija. Ačiū labai. Ir tada skauda kūną, gydyk sielą. Aš manau, kad visą laidą mes apie tai ir šnekėjome. Tada Ingutei, štai šitą laidą. Šitą knygą. Šitą laidą. Ir tai, mėlėjai, atsisveikinu, myliu jūs, apkabinu kuo daugiau. Ai, Jėzus Marija, man vėl tas smegenų rūkas. Aš tiesiog esu liudijimas, ar ne? Smegenų rūkas, karščio bangos, kas ten depresija, psicho visos tenais, tas reikimo visas niuansas. Tai pamiršau, kad mane rengė Rūta Survilaitė ir neatsitiktinai pasirinkau tokį ryškų įvaizdį, nes noriu garsiai, daug ir kasdien kalbėti apie menopauzę. Myliu jūs labai. Ačiū labai. Kai nusiimsiu mikrofonus, aš jūs papučiuosiu.